Nu ką, visiems labas. Gavom siuntinį iš Kinijos. Tai mūsų pirmas siuntinys ir mes dabar žiūrėsim, ką mes turim. Ką mes užsakinėjom, mes puikiai žinom. Siuntinys, galiu pasakyti, atėjo pakankamai greitai. Buvo užsakymas padarytas sausio mėnesį 11, meluoju, vasario mėnesį 11 dieną, o mes šiandien turim vasario 24. Tai galima sakyti, per 2 savaitės siuntinys iš Kinijos atvyko pas mus. Ką mes ten turim, tai mes dabar pažiūrėsim. Galiu pasakyti, kad supakuotas jisai yra idealiai. Užsakinėjom mes telefoną, užsakinėjom mes dėklą telefoną, užsakinėjom mes kortelę. Dabar pažiūrėsim, ką jie mums atsiuntė. Na ką, galim kaip ir pradėti. Dabar bandom atpakuoti. Supakuotas labai netgi gerai, netgi net. Nu kągi, štai mes ir matom, supakuota jau, kad iš Kinijos atkeliautų pas mus, tai tikrai labai gerai. Nu kas, visų pirma, matosi dangtelis telefonui, dangtelis dėtas pakankamai gerai, firminis, ką mes ir užsakinėjom. Kištukas duotas nežinau kam, gal čia bus koks adapteris, nes aš jo tikrai neužsakinėjau. Čia labai įdomu, pažiūrėsim ateityje, kam jisai duotas. Nu kągi, micro SD kortelė irgi įdėta. Turėtų būti 16 GB. Taip ir yra. Matom, kol kas viskas kaip ir puikiai. Nu ir ką, dangtelį mes turim ir dabar prieinam įdomiausio dalyko - telefono. Dabar įdomiausia, kaip mums jį pavyks išimti. Pavyksta mums jį išimti. Nu, pakuotė nauja. Ideali. Supakuota tikrai buvo labai netgi gerai. Nu ir dabar bandysim pasižiūrėti. Taip. Mums dabar išimti. Štai mes ir išimėme. Štai. Mūsų lopeta, tai vadinama, 5,5 colio ekranas. Pagal savo charakteristikas jisai turėtų būti identiškas Samsungui Galaxy S3. Pagal ekraną jisai žymiai didesnis. Visiškai naujas, ką mes dar turim komplektacijai. Prie to telefono. Čia etiketės 2 firminės Lego firmos. Mes ir užsakinėjom. Ausinių porą. Kaip matot, irgi firminės Lego kinų firmos. Labai kol kas viskas tvarkingai supakuota. Kol kas mes čia padedam.
lygiai taip pat matom, čia turėtų būti pakrovimo ir USB kabelis. Irgi, kaip matot, firma Lego ir labai įdomiai pagamintas. Labai toksai neįprastai neapvalus, o taip toks plokščias. Toksai silikonis labai gerai supakuotas, sakyčiau, išpakuodamas netgi Galaxy S3, taip net nemačiau. Nu, čia negaliu sakyti, čia lygiai taip pat. Štai matom dar kištukas, čia pakrovėjas bus pats. Tariu taip ir yra. Pakrovėjas, lygiai taip pat Lego, tik tai labai įdomiai, viskas balta, pakrovėjas juodas. Čia, aš taip įtariu, buvo įdėta dovanų, nes šito aš tikrai neužsakinėjau adapterį nuo tarptautinio ir tikrai, man atrodo, jie įdėjo kaip dovaną. Kągi mes dar turim? O čia vat įdomybės prasideda. Galiu pasakyti, čia dokumentai. Čia viskas tvarkoj, pasas, taip. Čia pasai jo. Čia instrukcija, kaip naudotis, viskas tvarkoj. Aš jau galvoju, kad dar dovanų įdėjau. Ne, gal užteks ir vienom, galvoju. Taip, pirmas įvaizdis labai gražus. Čia tiesiog aliuminis, ką aš supratau. Jisai netgi ir jaučiasi. Taip, kad čia ne plastikas, o aliuminis. Dangtelis pakankamai geras, atspaudo nebus. Lego firma tiesiog įvaryta ir čia ne kažkaip tai uždažyta, o tiesiog irgi, atrodo, su geležim čia nenutrinsi, nes su kuo, čia irgi aliuminis, tikrai. Įvaizdis labai tikrai, galima sakyti, ką aš nuotraukoje mačiau, tai jisai žymiai dar geriau atrodo, negu aš mačiau kinų parduotuvėje. Čia yra plėvelė firminė, pagal ją turėtų būti dar viena plėvelė. Taip, ką mes ir matom, dvi plėvelės. Viena, tai čia firmos, kita jau plėvelė uždėta jų prie telefono. Jeigu reikės plėvelių, juos galima pastoviai užsakinėti. Nu ir ką, bandysim dabar kažkaip tai jungti. Trumpai gal galiu pasakyti, ką aš užsakinėjau pagal charakteristikas. Procesorius turėtų būti 4 branduolių 1,3 GHz, 1 GB ramai ir 8 GB vidinė atmintis. Plius, aišku, microSD, kurią aš užsakiau atskirai. 16 galima buvo daugiau, bet man atrodo bus pakankamai. Dabar labai įdomiai bandysim atidaryti. Bandysim atkreipti štai. Dangtelis pats plastikinis. Čia taip aliuminis. Baterija. Žalia irgi firminė. Kontaktai užklijuoti. Taip. Viskas firminis. 2 SIM kortelės dedasi. SIM kortelės, dabar klausimas tik tai, kur dedasi microSD kortelė. MicroSD kažkur tai irgi čia pavaizduota.
Kągi, bandysim pasižiūrėti grynai jo veikimo principą. Taip, dabar dedam, viskas turi pakankamai, viskas gerai užsidėjo, viskas sandariai, viskas puikiai. Prie išvaizdos ir prie to prisikabinti telefoną aš tikrai neturiu kaip ir ką netgi. Nu ir bandom įjungt. Na va, pirmas įjungimas. Dabar pasižiūrėsim, kaip jis pasikraus. Telefonas turi lietuvių kalbą, bent jau pagal informaciją iš parduotuvės. Galima bus pasirinkti. Pradinis turbūt aiškinimas, štai 5,5 coliai, aprašymas, viskas vyksta labai sklandžiai. Nu kągi, pirmas vaizdas tai taip įspūdingas, ekraną aš dar įtariu, kad jisai yra, nu bandom dabar surasti meniu ir bandysim surasti langą. Čia dabar, kurgi ta kalba mūsų, kalba, surasim dabar lietuvių kalbą, lietuvių yra, pasižiūrėsim. Viskas veikia, numatytasis lietuvių, rašymas balsu, paieška, gal kai kur neišverčia, Go Keyboard taip ir rašo, valdymas balsu, lietuvių kalba veikia. Dabar pasižiūrėsim ekraną. Ekranas. Spausdinimas, apie telefoną galim pasižiūrėti apie telefoną. Būsena įdiegta Android 4.4.2 versija. Modelį dabar akumuliatorius 61%. Tas dabar pasižiūrėsim mes ekraną. Norim susirasti, kur tas ekranas. Štai ekranas su ryškumas. Taip, ryškumas automatinis. Galima padaryti ryškiai. O, kaip čia ryškiai. Pakankamai žymiai, netgi per daug ryškiai, galima sakyti. Veikia viskas taip. Raiška, kuo puikiai. Kuo puikiai raiška, aš tiesiog tikrai pirmi įspūdžiai pas mane labai puikus apie šį telefoną. Kol kas daugiau pretestuoti nieko negaliu. Kaip jisai veiks aš negaliu, bet ką aš mačiau ir pagal kainą. Jo kaina pagal viską tik tai 108 eurai. Man buvo biški su nuolaida, nes galima tuose parduotuvėse užsienėti, tai galima sakyti apie 370 litų. Nu, gal galima Lietuvoje kažkur tai ir pigiau ras, bet aš labai abejoju tikrai. Jau atsisveikinti reikia. Kągi, kol kas galiu pasakyti tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Jeigu patiko, statykit laikus, žiūrėkit, o sekančioj laidoj aš jau pasakysiu, kaip jis veikia ir žiūrėsim, ką dar naujo mes gavom iš kinų.
Jeigu, aišku, jums patiko ir jūs per daug mane neiškritikuosit. Kol kas viso. Ačiū už dėmesį.